šitam pratimui naudosim labai lengvą gumą ir naudosim tiesiog pagalvėlę pasidėti po galvą. Ir gumą užsidėsim dabar virš kelių, maždaug šičia. Ir dabar atsigulsim į 90 poziciją. Kadangi pratimas turi labai daug mažų detalių, kurios yra be galo svarbios, todėl noriu, kad išsiklausytum į kiekvieną mano žodį ir pastebėtum kiekvieną mano veiksmą. Tai dabar pradedant nuo galvos. Galva, šonkauliai ir dubuo turi būti vienoj linijoje viso pratimo metu. Šitą apatinę ranką dabar pakišim labiau po savim. Vadinasi, šitos rankos petį pakišim šitaip po savim. Ir pakišus šitos rankos petį po savim, automatiškai turėtume išgauti šičia tuneliuką. Dabar gražiai pasuksim dubenį, labai nedaug, labai minimaliai. Ir iš lėto iškvėpsim orą. Šonkauliai nusileis į apačią iškvėpimo gale ir iškvėpimo gale pajausi, kaip įsijungia tavo pilvo šoniniai raumenys apačioje. Tada viršutinės pusės dubenį nustumsi link sienos ir apatinės pusės dubenį pastumsi link savęs į viršų. Ir toks gausis lyg apsikeitimas. Ir tada įsitikinsi, kad viršutinės kojos pėda yra vienoj linijoje su dubeniu. Vadinasi, ne žemai ar ne per aukštai. Ir kad viršutinės kojos pėda yra šiek tiek labiau pastumta į priekį. Nedaug, maždaug apie 1-2 centimetrą. Ir jau dabar įėjus į šitą poziciją, mes ranką padėsim maždaug ant antakio. Svarbu, kad nepadėtumėt per daug toli už savęs, nes tada išsirėsit automatiškai, o labiau į priekį. Mes norim būti labiau tokie susikuprinę, bet ne per daug, o taip labiau į natūralesnę pusę. Tai ranką vadinasi padedam daug maž ant antakio. Ir dabar viršutinės kojos kelį labai iš lėto stumsim į priekį. Stumsim nedaug, maždaug apie 1-2 centimetrą. Ir tada pakelsim kelį šiek tiek į viršų, irgi maždaug apie 1 centimetrą, neprarasdami viršutinės kojos pėdos kontaktas su vidinė pagalvėlė ir vidiniu kulnu. Bet noriu, kad labiau paspaustumėt vidinį kulną. Ir dabar jau įėjus į šitą poziciją, pagrindinę bus tiesiog diafragminis kvėpavimas. Tai vadinasi, per nosį įkvepiam, liežuvis burnos viršuje kiekvieno įkvėpimo metu ir iš lėto per burną paleidžiam. Ir iškvėpimas turi būti kuo ilgesnis, nes tik su tokiu iškvėpimu bus daug lengviau pajausti, kad jūsų apatiniai pilvo šoniniai raumenys yra įsijungę. Parodysiu, su kokiom pagrindiniam problemom žmonės susiduria atlikdami šį pratimą. Tai jeigu pradedant nuo galvos, tai galva yra per daug išvažiavusi priekį, kartu su šonkauliais ir dubuo tiesiog yra paliktas vienas pats. Tai mes norim, kad čia būtų, kad galva, šonkauliai ir dubuo būtų vienoje linijoje viso pratimo metu. Tada viršutinės kojos pėda yra per daug pastumta atgal ir gaunasi va toks negatyvus kampas. Tai mes norim išlaikyti šitą kaulą vertikalų, 90 su pėda. Ir aišku, vienas ir pagrindinis dalykas, kurį labai dažnai matau, jog įkvėpimo metu stengiasi per daug ir tada labai įsitempia kaklas ir įsitempia realiai visas kūnas. Tai įkvėpimo metu noriu, kad kūnas neįsitemptų net truputėlio, ypač kaklas ir nugaros apačia. Nieku gyvų. Turi būti maksimaliai atsipalaidavę. Ir šitam pratime turi būti tik izoliuotos kelios vietos. Tai yra jūsų viršutinės kojos užpakalio apačia ir jūsų pilvo šoniniai raumenys apačioje taip pat.